Iš tikrųjų, chuliganai matosi grupelė eina, durniuoja, kažkaip švaistosi, agresyviai elgiasi, arba tai vienas kitas stumdo, bam, bam, bam. Nu viskas. Chuliganas, pas chuliganas, natūra vidinė chuligano, tai yra grobuolis. Grobuolis, konkrečiai yra grobuolis. Jis tyčiasi, jis to minta. Čia kaip vampyras, vat aš man malonu, aš pasirodau, kad aš stiprus, nors iš tikrųjų jis bijo stipresnio, jis tik prie silpnesnių lenda. Patys vaikai labai mažai netgi būna kiemuose, daugiausiai namuose arba kažkur su kompiuteriu, su laptopu sėdi, išeina, kaip sakant, į kiemą kaip į kažkokį geto. Ne visi, bet dauguma taip išeina, lyg tai kaip į antrą pasaulį. Provokuoja, reiškia, jis irgi kažkoks tikslas yra. Gal pasirodyti prieš savo draugus, kurie šalia stovi. Gal išprovokuoja, kad jis paprašytų, kaip sakant, kaip apsaugos, pavyzdžiui, mokykloje. Vat kimba, o kiti stebi. Aha, stebi, pamato, sako, jeigu nori, tai vat, sumokėk. Būsi sūnus, mes tave kaip, matot, kaip praeikėtas, tipo, mes tave priglausim, tipo, tave nieks, kaip sakant, nekliudys, bet tu turėsi, pinigėlių kažkokiu gali duoti, arba ten kažkokius daiktus, nu, čia jau priklauso, arba kažkokį darbelį padaryti, atlikti, kokį gali, tokį liktai pradžioj bus tas darbelis ir nelabai koks toks, atrodo, jis nekaltas tas darbelis toks. Bet po biškį, čia tokie bajeriai vyksta. Mano įsitikinimas 100%, reikia išmokti pačiam jaunuoliui pasipriešinti. Pasipriešinti reiškia, turi būti mokomi. Pavyzdžiui, aš mokau vaikinus tam tikrų pratimų, savigynos, išėjimas iš padėties, tokios kaip apglėbimas, pavyzdžiui, smaugimas, užlaužimas rankų. Kokiu būdu išeiti iš tos padėties, jeigu užpuolikas tave, tu silpnesnis. Kas labai įdomu, kad būtent šitose pratimuose nereikia daug naudoti jėgos. Nu, būtent būti labai stipriems fiziškai šitą nebūtina. Yra tam tikri pratimai, tam tikri, kaip sakant, smūgiai, tam tikri užlaužimai, kaip sakant, kurie nereikalauja daug pajėgumų, daug jėgos. Arba labai ilgai gilintis jos. Savaime, kad šitas viskas veiktų, aš paaiškinu, kur reikia nukreipti dėmesį, kur reikia nukreipti taisyklingai kūną, kad tas kūnas pilnavertiškai ir stipriai galėtų panaudoti savo jėgų potencialą. Nes tų jėgų pa žmogų pagrinde užtektinai pas kiekvieną. Bet jis nevaldo kūno, nėra nuorodų, nėra kūno išminties. Smūgiai. Blokai. Blokai. Smūgiai. 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 Tai yra baziniai. Vaikų kolonijai, ne tik vaikų kolonijai, policijai, mačiau, aš stebėtojas, aš su žmonėm dirbu daugiau nei 40 metų. Ir todėl turiu savo techniką, turėjau paruošti vidaus reikalus savo laiku, ne visus vidaus reikalus, o ambasado apsaugos darbuotojus. Ir tik tai ten ambasadas dygo, kaip sakant, po Lietuvos nepriklausomybės. Ir ministro įsakymų turėjau paruošti. Ir ten buvo daug labai, kuriuos aš dabar pratimus taikysiu.
moksleiviams taikysiu va tos pratimus būtent per trumpą laiką turėjau išmokyti žmonės. Dar tuo metu salėje turėjom tokią salę, tipą sniego 2, tą salę, kur dziudo salė skaitėsi ir klubas skaitėsi, ten atrodo, pelėda. Jo. Nes pas mane buvo ir policijos grupė, ir civilių žmonių grupė, kaip sakant, kurios aš savigynos mokiau. Na ir va, ir tie pratimai labai gyvybingi, nes jeigu stiprus žmogus, tave puola, griebia kažką, kaip nukreipti jo energiją, griebimo, kad įsisukt, ką padaryti, kad jo jėga sumažėtų. Aš išeidavau, pavyzdžiui, tais laikais, pusė 1 nakties, ir aš žiūrėdavau, kaip energetiškai žmonės ten, kur kabinasi, praeidavo per tas vietas, tamsiausias, kur kabinasi ir aprenka pinigus ir į galvą duoda, praeidavo per senamiestį. Tai čia ir va, tas va, įdomus dalykas, kad būtent, nes aš tada dirbau jau su žmogaus psichika ir pradėjau jausti iš vidaus, kas čia veikia, kokį žmogų veikia. Prie vieno chuliganas kimba, prie kito nekimba. Reiškia, jis pasirenka.